Gyvenkim ir mylėkime pasaulį. Didžiuokimės tėvynę Lietuva. Iškelkim laisvės vėliavą į saulę ir būkime viena stipri šeima. Į šventinį koncertą skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti susirinko daug švenčioniškių ir svečių. Atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Čimbaras. Jis tarė sveikinimo žodį gyventojams. Taip pat sveikino Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius. Labai jūs visus sveikinu ir linkiu jums kuo gražiausios šventės. Apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną prisiminimais dalinosi nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų pasiryžimą, už to lietuviškumo siekimą dar anais okupaciniais metais, ypač lenkmečio metais, už jūsų veiklą pokario metais, turiu galvoje partizaninį judėjimą, ir už jūsų dabartinę veiklą, įsijungimą į naujos Lietuvos statybą ir stiprinimą. Ačiū jums ir kuo geriausios sėkmės su kovo 11-ąja. Ačiū. Stasys Tumėnas, leidęs laikraštį Rytas. Buvo įteiktos mero padėkos už bendruomeniškumą. Milkuškų bendruomeniai jos pirmininkas Antanas Petkūnas ir Pabradės bendruomeniai Domus, kurios pirmininkas yra Vaclovas Jasutas. Taip pat padėka įteikta ir laikraščiui Rytas. Šventinį koncertą dovanojo Pabradės fanfarinis orkestras, vadovas Bronislovas Vilimas, šiuolaikinio šokio grupė Gelmė, vadovė Agnė Rickevičienė ir grupė Dar. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemoka nedainuot, nebesirenka kaimynai pas kitus pavakarot. o anksčiau tai bičiuliavos. Šventę švęsdavom kartu, ūsus verkdavom į alų, kesoliam nuo kalbų. Ūsus verkdavom į alų, kesoliam nuo kalbų. Lietuvos laukai skambėjo, šieno pjūtai nuo dainų. Sūrus prakaitas vardėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukai skambėjo, šieno pjūtai nuo dainų. Sūrus prakaitas vardėjo, širdžiai gera ir smagu. Tavo smagiai negrito, Joninių aukšti laužai, o sekminės apkaišytos. puošiasi žaliais dažais. Lietuva artojų žemė, Žemė pro